aš esu Milka, džiugu, kad paspaudėt ir lekiam su vaiku praleist dieną ir sukurt mano antrą video. Pasiemusios kavos, sugalvom, kad reikia pasivaikščioti. Pamačius Kaune nuoširdžiai apsidžiaugiau, nes mačius esu tik Vilniuj ir dabar yra jau Kaune, tai labai džiaugiuosi. Žodžiu, kol varau dabar iki mašinos paimt. Žodžiu, papasakosiu tokį airį. Žodžiu, kadangi nemėgstu žiauriai šnekėt, tenais, tai aš dabar čia greit papasakosiu. Nors aš ką tik prasilenkiau su savo maistu, kai jau iki mašinos, tai noriu papasakoti tokį dalyką. Kas čia ką tik dabar nutiko, tai aš buvau Tūlikė. Ir aš išeidinėjau. Ir ta prasme, aš norėjau, kad visi išeitų. Ir aš išeinu. Ir aš darau duris ir neatsidaro. Bet tos ne Tūliko duris, o tos duris, kai į Tūliką įeiti. Aš jau nusiplovus rankas, bandau išeiti. Pasižiūriu, kabo raktelis. Ir tada iš niekur tiesiog aš palenkiau rankeną, atsirado toks kaip Aladinas. Galvau, žinot, nufilmuosiu, bet tiesiog toks Aladinas išlindo iš niekur. Toks vyras ateina, sako, ai, aš čia tave užrakinau netyčia, ai. Aš tokia ekština. Visų pirma, labai keista matyti vyrą moterų Tūlikę, bet jos ten kažką taisė, kaip supratau. Buvo labai keistas toks įvykis. Žinau, kad jis čia gal nieko neįdomaus, bet man buvo labai keista. Aš tiesiog žiūriu į tą vyrą, atidarė man tas duris, aš kai dėjau iš ten, what the fuck? Amortizacija. Straipsnį, o todėl. Ne, aš tik šiaip nustebęs, kad tokia žymybė, žinai. Aš mačiau vakarėje, taip iš tolo, iš nugaros, taip. Ir ką? Gerai, grįžau iki mašinos, dabar jau po filmo. Ok, aš žiūrėjau anonsą, tai mes žiūrėjom tą su Jankevičium naują filmą, Laimingos žvaigždės, man rodos. Ir aš žiūrėjau ir aš galvojau, pirmas bus, kuris nebus juokingas. Bet koks filmas su Jankevičium jis nebus juokingas, nu čia be šansų. Tai buvo žiauriai juokinga, buvo ir nelabai juokinga, nes, nu ką žinau, labai liūdna buvo biškį kartais. Toks, nu, kaip pasakyti čia jums dabar? Kaip čia jums pasakyti? Buvo šiaip labai liūdnas filmas, bet vis tiek kažkoks juoko, kažkokia labai maža dozė buvo. Jo. Tai grįžom namo, liežuvis velės, nes baisiai miego noriu, jau šiaip iš tikrųjų yra 12 valanda. Jo, palaukis. Jo, jau 12. Ką norėjau pasakyti, kad pabaig šiandienos video, tai filmas žiauriai geras, nes jis buvo iš tų rimtesnių filmų, nes Lietuvoje yra labai mažai lietuviškų filmų, kurie rimti yra. Dažniausiai daro komedijas kažkur, arba iš rimto filmo padaro vis tiek kažkokią daugiau komediją ir tada pabaigoje tas filmas užsibaigia labai rimta
tokia nata, pavyzdžiui, ten mirtim kokia. Ir, visą laiką, jeigu vaidina Jankevičius, visą laiką juokinga, iš geros pusės. Tai, toks, jo. O dabar biškai padarysiu holą, daiktų, nežinau, žodžiu, daiktų holą, kur pasiėmiau iš tų visų, žodžiu, atsirinkau savo, kas man patinka. Čia yra highlighteris ir žiauriai cute, nes jis turi tą tokį. Ir žiauriai šiaip geras, bet jis ir brangus tikriausiai labai, aš net nežinau, kas čia per firmą, kas čia kaip, bet jo. Jį taip, jis tik. Žiauriai geras šiaip iš tikrųjų. Palaukit. Blem. Čia biški ta ranka blizga pas mane. Nalekit. Bet jūs nematysit kaip. Žodžiu. Tikiuosi, ką nors matot. Žodžiu. Kažkiek matos. Bet kadangi čia mano toks kameros pastatymas šūdinas, tai per daugiausiai nieko jūs nematot, bet esmę supratot. Labai fainas highlighteris, labai fainų toto. Mano mėgstamiausias šitas bus dabar. Iš Nikso plašą tokį. Niksas tai Niksas. Čia, nieko ypatinga. Toliau. Mėginėliai. Žodžiu, nebežinau. Žinau, kad šitas vyriškai kvepia. Bet kažkokį kvepalą esu užsipurškus ant šitos ar šitos rankos, nežinau. Tai, ką sakiau? Žodžiu, kažkokį pasipurškiau. Jis man labai smirdėjo, bet jis dabar labai man kvepia, tai... Jo, ir galimai aš tą mėginuką kažkur nukišau. Tai va. Dar vienas labai įdomus dalykas. Mano tos akis reikia atmerkt, atrodo, kaip Chinese. Žodžiu. Toks. Čia yra tipo daiktas, kai turi skaudžias mėnesinės, tu jį užsidedi ir jisai šyla. Kaip tie ten, kur suspaudė ir rankose tie šyla. Pagauna. Taip čia tipo jisai turėtų užsiklijavęs šildyt ir nuimt skausmą. Tikiuosi, nebus šansų išnaudot. Tai jo. Visas mano holas. Žodžiu, tai šiandienos video baigtas. Kam patiko, paspauskit like, kam nepatiko, nežiūrėkit mano video. Ir aišku, jeigu pafollovinsit ir žiūrėsit iki galo, tai bus labai tiksliau, jeigu žiūrėsit iki galo ir pafollovinsit ir palaikinsit, tai bus labai fainai. Ir jo, nes jeigu žiūrėjote iki galo, tai manau buvo pakankamai įdomu. Tai reiškia, kad jūs galit pafollowint mano kanalą ir matyti daugiau mane. Nes aš jums įdomi, reiškia. Gerai, viskas, nebenusišneku. Einu miegot.